Ar kada susimastėte, kad jūsų kūną sudaro apie 60% vandens? Vanduo pasiskirsto tarp įvairių kūno dalių, įskaitant ląsteles ir tarpląstelinį skystį, o jo svarba yra gyvybiškai svarbi medžiagų apykaitai, temperatūros reguliavimui ir ląstelių funkcijoms. Japonų mokslininkas daktaras Masaru Emoto teigė, kad emocijos, mintys ir žodžiai gali turėti įtakos vandens molekulių kristalų formavimuisi. Jo vandens kristalų formavimosi tyrimas parodė įdomų dalyką. Vanduo buvo veikiamas skirtingomis emocijomis ir žodžiais, pavyzdžiui, meilė, dėkingumas arba pyktis, neapykanta. Po to vanduo buvo užšaldytas, o susiformavę kristalai fotografuojami mikroskopu. Rezultatai parodė, kad teigiamos emocijos kaip meilė, dėkingumas formavo gražius, simetriškus kristalus. Neigiami žodžiai ir emocijos sukėlė netaisyklingus, chaotiškus kristalus. Taip pat vanduo buvo veikiamas įvairiais muzikos žanrais, nuo klasikinės iki sunkiojo metalo. Rezultatai parodė, klasikinė muzika, pavyzdžiui, Bethoveno ar Mocarto kūriniai, sukūrė harmoningus ir simetriškus kristalus. Sunkioji muzika ar agresyvūs garsai sukėlė netvarkingas kristalų formas. Jo darbai išpopuliarino idėją apie emocijų poveikį aplinkai, paskatino diskusijas apie sąmonės ir realybės ryšį. Jei vanduo sudaro tokią didelę mūsų kūno dalį, kokią įtaką mūsų mintys ir jausmai gali jam padaryti. Kokius rezultatus savo realybei galime pasiekti, atsibusdami ir sąmoningai kurdami savo aplinkybės, o neveikdami autopilotų pagal įsisenėjusias pasąmonės programas. Daugelis mūsų nejaučia, gyvena pagal tam tikras istorijas. Aš esu netvarkingas žmogus, man nesiseka mokytis, aš negaliu keistis. Tai įsitikinimai, kurie gali būti sugriauti, naudojant neuroplastiškumo principus. Psichologas ir mokslininkas Džeimsas Prochaska sukūrė elgesio kaitos stadijų modelį, kuriame siūloma sąmoningai pervertinti savo įpročius ir kurti naujas alternatyvias istorijas. Pavyzdžiui, pradėjus iššūkį aš esu tvarkingas žmogus ir aktyviai stebint bei keičiant elgesį, smegenys pradeda formuoti naujus įpročius.